Tai sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Na, šiandienos video bus apie Squid Game 2. Tikiuosi žinote, kas tai yra. Ir tikiuosi žinote žaidimą su šitais, kaip reikia mesti. Ir kitą ant viršaus, kad tas, kuris yra jau pirmas numestas, apsiverstų kitą pusę. Su šito reikia jį apversti. Tai aš šiandieną jums parodysiu, kaip šitos galima pagaminti. Na ir dėja, aš ne vienas esu pagaminęs. Aš esu pagaminęs ir biški skirtingų, pavyzdžiui, rudą ir geltoną. Bet visi ir per Squid Game 2, na, pirmas sezonas yra ir antras sezonas. Visada yra, raudona ir mėlyna. Na, aišku, ne tik toksai žaidimas, bet ir daug. Na, jisai gan baisus, na, nežinau, kaip jūs jį žiūrėtumėte, jeigu gal jūs esate žiūrėję. Na, ir aš norėjau pasakyti, kad šitos reikia daryti tik su storu popieriu. Jeigu su plonu, tai net neversiu jos daryti, nes pas mane su plonu nieko nepavyksta niekaip apversti. Su storu biški labiau. Tai su storu, bet čia nestoras, o šitie yra nestori. Jie tiesiog biški didesnė. Tai aš vėlgi padarysiu žalią ir kažkokią tamsiai raudoną. Su šito padarysime tokius. Taigi mums reikėtų iš pirmo taip pasimti lapą ir jį taip perlenkti, kad būtų labai toksai ilgas. Taip. Tada atverčiame ir šitą dalį iškerpame, arba, šitą dalį iškerpame ir lygiai ten, kur mes padarėme tą juostelę, tai sulenkime. Na ir mes, kai iškirpame dvi dalis, tai pažiūrėkite, ar kitoj pusėje pas jūs yra balta. Jeigu balta, tada paimame baltas dalis, kad matytųsi, iš pirmo. O jeigu ne balta, tai jums nėra skirtumo. Tai žiūrėkite, paimame baltą dalį. Na, paimame baltą dalį ir padarome tokį pliusiuką. Tada tą pliusiuką, reikia taip, kad ta dalis būtų ant viršaus ir kad galima būtų taip sulenkti. Tai praskaičiuojame, kad būtų lynu, taip pat. Ir tada lenkime pirmą dalį ir jinai į centrą turi eiti žalia spalva. Jeigu pas jūs aišku balta, jeigu ne balta, tai pas jums nėra skirtumo. Tada kaip norite, taip galite. Tai taip pas mus turi gautis ir tą patį padarome su kita pusė. Taip lenkime. Ir tą patį su kita pusė. Ir mes gauname jau tokį. Bet tai yra tikrai ne tas, kurį mes turime daryti. Tada viską išverčiame, bet paliekame pliusą, paliekame jį. Ir kai mes jau tokį turime, paimame šitą dalį viršutinę ir taip užlenkime. Taip užlenkime ir paimame, taip užverčiame. Ir pas mus jau turi gautis štai toksai. tą patį padarome su kita pusė. Taip užlenkime, ir taip. Jau turime tokį. Tada paėmėme šitą pusę irgi taip užlenkime. O taip mes užlenkime, jeigu kas nematėte prieš tai. Ir kaip visada taip. Na ir mes, kai jau liko vienas iš viršaus, jį vėlgi taip užlenkime. Ir mes gauname tokį, bet neskubėkite štai taip dėti, nes jeigu taip dėsite, tai nesigaus. Pas jūs turi likti štai čia, tokios skylutė mažytė. Ir į ją reikia įkišti šitą į pačią viršutinę, viršuje, per centrą, štai taip įkišti visą. Ir jau turite gauti štai tokį. Na ir taip, žaidžiame. Bet atsiminkite, mes turime turėti storą popierių. Ir taip, dar pasigaminate, pavyzdžiui, dar vieną. Ir taip žaidžiate. Tai po kol kas tik tiek. Ir iki kito karto.